Bet mašinėlė iškeliauja staigiai. Matot, praėjau, kol kalbėjau, aš jums surodžiau įbrėžimus, jinai kažkokia po vandalizmo visa. Matot, yra ir stiklas skylės, ir visa subraižyta tokia. Pirko ją labai pigiai, pirko toks pažeidimas iš priekio, dizelinė Audi Q5, nupirko ją mano klientas grubiai tarp 4. Va, toks mušimas, gavo jinai. Čia galinį sparną, sudaužė galinį dangtį, sudaužė stiklą, matot. Sveiki žiūrovai, kaip ir pastebėjote turbūt iš viršelio, video viršelio, kad šios dienos tema bus apie automobilius. Dažniausiai pas manęs kanale būna tema apie keliones, kaip mes keliaujam su šeima. Šį kartą nusprendėm viską pakeisti. Viskas atsitiko taip, kad vieną dieną, kai čia stipriai žiema snygo, padarėme avariją su savo mašiną. Sudaužėme mašiną X5. Nu, nestipriai, ten biškį stuktelėjom bamperį, sparną, kapotą. Bamperis, sparnas, kapotas, farą, dar ten kažkas, tai žodžiu, su sūnum ėmėm patys viską ir sutvarkėm. Sutvarkėm ir mums sutvarkius tiek patiko, kad nusprendėm, galbūt reikėtų pabandyti parsivaryti iš Amerikos dar mašinų ir pabandyti sutvarkyti, tuo pačiu ir savo įsigyti automobilį. Tai šiame video norėsiu papasakoti, parodyti, kaip visą tai, kaip vyko pirmo automobilio tvarkymas. Gal ne kiek parodyti, kiek tiesiog keliose nuotraukose ir papasakoti, kaip mes pirkom automobilius Amerikoje, per ką mes juos pirkome, kas mums padėjo, kiek mums tai kainavo, ką mes su jais darysime. Tai prasideda naujas video etapas, tai bus apie automobilius, kaip mes juos nusipirkom ir ką mes su jais padarėm. Tai mes šiuo metu turim nusipirkę jau 4 automobilius. Tai būtų X5 nusipirkom Q5, Audi Q5, BMW 5 ir BMW 328 dizeliuką. Tarp kitko, Q5 irgi yra dizelis. Tai va, Sūnus pas manęs 14 metų irgi labai susidomėjo visų šito reikalų, sako, tėvai, davai bandom padaryti kažką tai. Nu, svarbu, vaikui įdomu, yra noro, tą mūsų sudaužytą mašiną padėjo sutvarkyti, tiek užsidegė noro ir pats irgi susidomėjo šito reikalu. Galvoju, nu davai, kodėl nepabandžius. Nu, žodžiu, kaip pasakius, kaip tariam, taip ir padarėm. Pradėjau ieškoti, kas čia mums padėtų nusipirkti automobilius. Lietuvoje yra pilna visokių kompanijų, kurios siūlėsi mums juos parvežti. Bet nei viena iš tų kompanijų nesugebėjo mums pateikti tikslios kainos, kiek mums tai kainuos. Visas parvežimas, tarkim, automobilį nusipirkam už 2000 aukcione ir kiek kainuos jisai čia mums Lietuvoje. Visi vis kažką tai sakydavo, čia preliminariai tiek ir tiek, o galutinės kainos taip ir nebuvo. Kol galiausiai per draugus ir dar draugus susiradau tokį žmogų, Tautvydas. Vardu jisai gyvena Amerikoje, jisai užsiema automobiliais labai senai. Žmogus dirba labai skaidriai, išrašo sąskaitas, tas automobilis iš karto tampa mano nuosavybė, tik aš nusiperku, jis iš karto yra mano. Nėra taip, kad perka ant įmonės, o po to perrašom, po to perku aš iš įmonės tą automobilį. Žodžiu, per jį mes nusipirkom pirmą automobilį, patiko, kaip pasakius, pagavom azartą. Tai iš po to sekė po kelių savaičių jau ir Q5 dizelis. Jisai buvo tikrai neblogam stovė ir paėmėmės jį labai pigiai.
Po to nusipirkom dar ir 5, kadangi žmonai patinka 14 ar 13 metų, nebeatsimenu. Po to pats Tautvydas kartais irgi pardavinėja, nupirkęs aukcionuose, užsideda kažkokią tai nedidelę kapeiką ir dar pats parduoda žmonėms, sekėjam savo Instagrame. Tai pas jį užmatėme dar BMW 3, 328 dizelį, nu ir tą nupirkom. Nu šito mes ir apsiribojom. Tai va, tai dabar laukiam, kada visi tie mūsų automobiliai grįž. Kai tik tais jie grįž, pradėsim mūsų projektą. Belaukdami, aišku, jau prisipirkom ir dalių. X5 nupirkom naują saloną, komforto, nupirkom juodas lubas, visokias sportinės arkas. Automobilis ten yra šiek tiek apibraižytas, tai nedaužtas. Tai mes jį nusprendėm, kad reikės visą perdažyti, kas manau nėra blogai, nes daužimo nėra, yra tiesiog iš vandalizmo. Kažkas su kažkom susipyko, nepasidalino, nežinau. Kas tai ir kaip, gal žmona supyko ant vyro, sako, na tau suski, turėk paėmė ir subraižė visą mašiną. Nu čia galbūt tik tais. Tai va, tai žodžiu, tema šio video tokia ir toliau seks visas etapas video, mes filmuosim su sūnum, kaip mes jas atstatinėjam, ką galim aiškus padaryti patys. Reikėtų pabrėžti, kad kad automobiliuose abudu esam visiškai žali, aš tai iš vis gyvenime nesu niekada slindęs prie automobilio. Automobilis, skaičiau, yra meistrų darbas. Jie tegul ir tvarko, aš net padangų nepermontavau, pats nepasikeisdavau, veždavau visą laiką į servisą, kad permontuotų. Na, bet pabandėm vieną kartą, patiko, galvojom, kodėlgi ne. Žiema, nėra ką veikti, galvojom, nu ir prasidėjo, žodžiu. Tai pirmasis mūsų automobilis jau yra pakeliui, jis yra netoli Klaipėdos. Yra jau parkeliavęs iš New Yorko į Hamburgą. Jau turėtų būti šio mėnesio kovo 23 dieną turėtų būti Klaipėdoj. Tai būtų sekančią savaitę, galbūt man jau jį ir atiduos, nes sakė, kad ilgai tenai nelaiko. Paliksiu ne komentaruose po šio video, paliksiu dar aprašyme, per ką mes pirkom. Siūlau visiems pasinaudoti, čia nėra jokia reklama, niekas man nieko už tai nemoka, tiesiog geras žmogus, galvoju pasidalinsiu kontaktais. Iš mano patirties tai vienintelis, kuris sugebėjo pasiūlyti adekvačią kainą, nu ta prasme tikrą kainą ir apibrėžtą nuo pradžios iki galo, skaidriai, kiek aukciono mokesčiai, kiek konteineris, kiek siuntimas, kiek transportas iš aukciono, nu, žodžiu, viskas buvo parašyta labai aiškiai. Tai va, ir manau, nenusivylėm, vienas automobilis jau yra išsiųstas, dar 3 laukia eilėje. Manau, kad jie pačiu artimiausiu metu irgi bus išsiųsti. Na, o mes nieko nelaukdami, aiškus, jau prisipirkom BMW X5 dalių, kurias toj netrukus parodysiu. Ir eisim perdarinėti saloną, žiūrėsim, kas ten yra keletas įlenkimų. Toliau video pamatysite, šiek tiek nuotraukų iš aukciono, iš to, kaip Tautvydas parvežė pas savęs į aikštelę. Kokia ta mašina, aišku, aukcionė nuotraukose nelabai tenai kas matosi, dažniausiai trūksta informacijos. Ko nematėme aukcione, tai kad stiklas buvo daužtas automobilio. Nuotraukose tikrai to nežiūrėti, kad visos durelės yra šiek tiek įlenktos. Nu, ten turbūt su kokiu pagaliu stuktelėjo per visas. Nu, tai va, visą kitą pamatysime, kai grįš. Tai va, dar persikelsim į garažą pas manęs, į mūsų būsimas su sūnum dirbtuvės. Parodysiu, ką mes jau tenai susipirkom. Ir žiūrėkite toliau video, bus įdomu. Kaip jau ir minėjau, prieš tai pasakojime, kad pradėjom paiešką savo
pradžioje nuo bandymo susirasti tarpininko, kas padėtų mums nupirkti automobilį Amerikos aukcionuose, ir per draugus išėjome. Per draugus išėjome ant tokio žmogaus Tautvydas vardu, jisai turi įmonę Amerikoje, tai Auto Logistics, žmogus labai puikiai dirba, visiems padeda, realios kainos, pas jį vienintelį turbūt yra adekvačios, pilnai nurodytos kainos iki galo. Tu žinai savo mašinos pirkimo galutinę kainą. Bet apie tai paskui. Dabar pažiūrėkime, kaip mes ieškojom pirkti automobilio. Pradžioje mes eidavom į pačius aukcionus, tai būtų Kopartas vienas iš jų, po to Ajajai, taip vadinamas liaudiškai, Insurance Auto Auction, aukcionas draudimo būtent. Tai bet po to mums buvo atradimas, bent jau man, toksai lenkų, kiek suprantu, čia puslapis Bitcars, kuriame galima buvo pasižiūrėti bent jau preliminariai parduotų automobilių istoriją. Tai pavyzdžiui, pasirinkam kokį nors ten, tarkim, aš ieškojau BMW, tai pasirinkam BMW, pasirinkam, kad tai rodytų istoriją, ir tarkim, kokių tenai 12, tarkim, 14 metų BMW 5 serijos, ir spaudžiam ieškoti istorijoje, už kiek jie parsidavė. Ir rodo automobilio pagimdymo metus, bendrinė informacija, ir už kiek jisai buvo parduotas. Tai peržiūrėjus kalną tokių automobilių, plius minus gali susidaryti vaizdą, už kiek būtų įmanoma nupirkti tokį panašų automobilį. Aišku, atidarius tenai daug plačiau informacijos yra, tai yra važiuoja, nevažiuoja, variklis, kas parduoda, ar tai, čia rašo non-insurance company, tai čia parduoda gal kažkoksai tai dealeris, ar dar kažkas, ar šiaip kažkoks žmogus, nežinau. Ir paspaudus šį čia ant nuorodos, čia gali būti arba Ajajai ta nuoroda, arba Kopartas, patenki tiesiai į aukcioną. Bet šitas mygtukas yra galbūt aktualiau tada, kai tu jau realiai, ne istoriją žiūrint, o kai realiai nori pirkti automobilį, tu tiesiog patenki tiesiai į aukcioną ir matai jisai, kai vyksta, už kiek parsiduoda ir taip toliau. Tada susisieki su Tautvydu iš tai Auto Logistics, paprašai, kad pastatytų už jį ten, tarkim, sumą X, jūsų numatyta suma, šiuo atveju šitas automobilis parsidavė už kiek iš čia parsidavė, už 1250, dar galima pažiūrėti, ar jisai iš tikrųjų buvo parduotas, nes daug aukcionų įvyko, kiek čia 1, 2, 3, 4, 5, 6 aukcionai, ir tai 6 aukcionas nėra informacijos, galbūt jo vėlgi nepardavė, nes buvo ir $225 ir $1600, visai buvo. Tai nereiškia, kad tas žmogus sutiko su kaina, tai greičiausiai buvo on approval. Aš pagal mano žalius pastebėjimus, aš visiškai naujas šitoj srity, man čia viskas yra nauja, aš mokausi, galima sakyti, iš savo klaidų. Aš pasidariau tokias išvadas, kad jeigu norite laimėti kažkokią tai automobilį už neįtikėtiną kainą, už tikrai gerą kainą, tai reikia rinktis ne on reserve, kad tarkim uždeda pardavėjas kažkokią tai rezervinę sumą savo, o yra toksai dar on approval irgi, čia nereiškia, kad nupirksit, tai turi patvirtinti, ar sutinka su ta kaina pardavėjas, ar nesutinka. O dar yra toksai trečias poor sale. Tai poor sale reiškia, už kiek daugiausiai buvo pasiūlyta, už tiek parsiduos automobilis. Tai aš rinkdavausi dažniausiai šitą variantą, ir su šitų variantų mes laimėjom tikrai puikių automobilių, laimėjom BMW X5, 12 ar 13 metų, dabar neatsimenu, parodysiu.
Laimėjom Audi Q5 14 metų dizelinį už 2650, po to laimėjom BMW 5 serijos, berods 13 metų, irgi, kainos dabar neatsimenu, bet ta nebuvo, ten stebuklinga kaina buvo 2900, gal pažiūrim tas automobilius, kuriuos mes laimėjom, buvo mano laimėtas X5, jisai atrodė taip aukcione, gal aš pažymėsiu visas nuotraukas iš karto, taip, jisai buvo pur sale, tai reiškia, kad už kiek išeis už tiek, nereikės nei jokio patvirtinimo, bet dar kas pastebėjau, atbaido pirkėjus, tai kai yra automobiliai parduodami su vandalizmo požymiais arba nudraudimas jie nurašęs kaip vandalizmą. Šitas būtent mūsų X5, mes jį pirkom po vandalizmo ir jisai yra, gal matosi, nesimato nuotraukose, paskui parodysiu kitas nuotraukas, jisai yra visas subraižytas iš išorės. Pažiūrėkit patys, matot, visas kapotas subraižytas, durelės subraižytos, durelės ir įlenktos, sparnas čia įlenktas, bet visa tai nestipriai. Šį čia matosi yra įlenkta, po to šį čia yra įlenkta ir čia yra įlenkta. Stiklas, ko nepastebėjom aukcione pirkdami, tik tais paskui, kai Tautvydas paėmė ir padarė nuotraukose tose geresnės kokybės, pasimatė, kad yra dar ir stiklas sudaužytas. Nepastebėjom, aiškus iš karto, kad yra ir žibintas įskeltas, to nelabai matėsi nuotraukose, nes aukciono nuotraukos yra labai tokios blankios. Tai paprašėm Tautvydo, kad pastatytų už jį 2800, iš karto kaina pakilo ant automatinio bido pastatė, tai kaina pakilo iš karto iki 2600. Ir kai atėjo realus aukcionas, daugiau neatsirado norinčių už jį bidinti, tai mes jį ir laimėjom. O kas įvyksta laimėjus? Kai laimėjom, labai greitai, tarp kitko, Tautvydas paėmė mašiną iš aukciono, berods jau kitą dieną jinai buvo paimta ir padarytos atskiros nuotraukos jau paėmus automobilį iš aukciono ir jau tada pasimatė jos biškį ryškesnės tos nuotraukos, kokybiškesnės. Jau matosi, galima matyti, kad kapotas visas yra subraižytas. Žibintas yra įskeltas. Čia viskas subraižyta, apibraižyta. Žodžiu, aš pirkau šitą automobilį su tokiu tikslu, kad jį reikės visą vis tiek perdažyti. Mėgstu šiaip tai jį ir patiuninti, tokį patį turėjau, kaip ir pasakojau. Mes jį sudaužėm, sutvarkėm su sūnum ir sumastėm tokį projektuką pasimti savo naują automobilį, bet taip jau gavos, kad pasiėmėm 4. Tai paėmus iš aukciono, gavom tokias nuotraukas ir pamatėm pilną vaizdą. Bet šitas, aiškus, mūsų niekiek neišgazdino, nes mes automobilę taip žadėjom dažyti. Čia netgi vairuotojas paėmęs iš aukciono dar ir dugną pafilmavo, o čia kažkokia apsauga biškutį pažeista, bet čia neaišku, ar čia aukcione, ar čia jau buvo tas atvežant į aukcioną, ar čia su pakeltuvu, kai krauna. Taip įvyko, matot, šį čia yra įlenkimas, po to čia smulkus įlenkimas. Tuoj pabandysiu priartinti. Biškutį, čia kažkoks yra, čia yra, po to apvadas yra nulaužtas, apdailinė juostelė. O šiaip iš esmės salonas, aiškus, jo yra nekoks toks biški pavargęs, bet mes jau pirkau su tokiu tikslu, kad saloną dėsim komforto, pirksim naujas sportinės arkas, perdažysim visą mašiną. Toliau aš keliauju prie BMW X5, tai mano draugo nupirkta, jau Instagramo storyse minėjau, kai jis toks biški pasiplaškintas, tai pas vieną nusipirka, tai pas kitą, vis tiek grįžta pas mane, visi keliai veda pas mane, kaip į Romą.
Tai va, sako, nupirksi, sako, kaip greit parveši, sako, nori per dieną parveši, sako, nebestumk. Tai Hebra, įsiveskit šitą lotą ir pažiūrėkit, jinai atvažiavo vakar ir krausis šiandien, pasižiūrėkit, kada nupirkta. Jinai vakar atvažiavo, jisai sakė, kad per dieną aš jos neatsivešiu, tai jūs patikrinkit palei lotą. Va, jinai visa tokia subraižyta. Ai, dar dadėsiu, dėl ko aš ją taip greit pakroju, tai mes visi sutarėm, kad krausim, turim, matot, labai daug džipų. Ir prisimenat, pasakau, kad reikia visokių įvairių mašinikių, kad gautųsi konteinerį po 4 auto. Tai jinai greit krausis dėl to, nes mes su 3 savininkais sutarėm, iš tikrųjų su 2, su 3 dar laukiu atsakymo, kad damokės daugiau, kraunam 3 ir išvažiuos. Tai po 150 reikia dadėti ir kraunasi 3, nes reikia išdalinti tą likutį skirtumą, visada kaina yra per 4 auto. Tai aišku, kai krauni 3, yra biški pigesnės išlaidos už darbus, tai gaunasi po 150 reikia dadėti už mašiną. Tai dadedat, mašinėlė iškeliauja staigiai. Matot, praėjau, kol kalbėjau, aš jums surodžiau įbrėžimus, jinai kažkokia po vandalizmo visa. Matot, yra ir stiklas skylės, ir visa subraižyta tokia. Pirko ją labai pigiai, pirko, jeigu nesumeluosiu, kažkur Harforde, Connecticute, man atrodo, tai pirko ją trečiadienį, ketvirtadienį jau jinai buvo čia, o penktadienį jau jinai šoks į konteinerį. Nežinau, ar aš spėsiu sulaukti, kol ją pakraus, bet pasistengsiu. Bet manau, kad ne, sakė, kraus pradžiai kitus konteinerius, tuos pasiliksi vakarą. Tai jau trekkingė pasižiūrėsit informaciją. Va, judam. Procesas. Nupirko, žodžiu, automobilį. Paprašėm Tautvydą, kad pastatytų ant automobilio, aišku, jisai pastatė, mes jį laimėjom, tada mums atsiuntė sąskaitą. Mes ją apmokėjom iš karto tą sąskaitą, nežinau, per kiek laiko ten suvaikščiojo pinigai, bet pinigai suvaikščiojo ir mums mašiną įkrovė į konteinerį pakankamai greitai ir išsiuntė. Įdėjo, jūs gaunat prisijungimą prie Tautvydo puslapio, Tautvydo puslapis yra toj T-Auto Logistics, toj parodysiu, kur jisai čia pas manęs lygtais buvo atsidaręs. Bet dabar, jūs gaunat prisijungimą prie Tautvydo puslapio, kuriame prisijungia, matot, daug informacijos, dar pasičia pirmam puslapyje yra, kur bet kas galite ateiti ir pasiskaičiuoti, kiek kainuotų jum parvežimas iš Amerikos automobilio. Ir kas man labai patiko, kad čia yra, tikros kainos, čia jos nėra kažkoksai tai feikas, kai dažniausiai, kiek aš čia domėjausi, kiek aš ieškojau visur, kas man parsiųstų automobilį iš Amerikos, kas padėtų, tai po visko, kai susipažinau su Tautvydu, tapo aišku, kad visi čia Lietuvoje užsideda dar prie šitos gautos kainos, o prie šitos dar mažiausiai kokius 900 ar 1000 ar 1500, buvo visokių čia tų variantų. Ir tai dar būdavo negalas, dar sakydavo, kad čia preliminari kaina. Žodžiu, paskui pasilieka savo vietos manipuliacijom, kiek norite kelti tą kainą. Užeinam į vidų puslapio, parodysiu kaip čia klaidą įmetė, čia Tautvydo puslapis biški yra dabar kūriamas, taip kad meta biški klaidas, bet nieko, to mes jį perkrausim. Taip, prisijungiam, dabar čia pas savęs paskiroj turiu 2 automobilius, vienas šitas BMW mano X5 pirktas ir čia šitame puslapyje yra dar pirktas BMW 5. Kadangi X5 jau yra išvažiavęs, išplaukęs, tai ką mes gavom? Iš pradžio mes gavom tokius duomenis, tai buvo apie automobilį šiek tiek parašyta, raktai yra nėra, ten elementari informacija. Ir čianai šitoje lentelėje shipping nebuvo nieko, bet po kelių dienų atsirado vessel name, tai čia reiškia laivo pavadinimas, su kurio kraunasi, su kurio plaukia, ir konteinerio numeris. Toliau vynas automobilio, aukciono loto numeris, pagal kurį galima pasitikrinti. Ir dar davė nuorodą, kur galima pažiūrėti, kur yra konteineris. Tarkim, atsidarius šitą nuorodą, čia yra Yongming puslapis,
Tai vat pasiemam konteinerio numerį, to aš jums pademonstruosiu, kaip visą tai atrodo. Pasiemam konteinerio numerį, atsidaro jums vat nuorodą, paspaudus vat toks vat puslapiukas ir pasirenkat konteinerio numerį, įvedat va čionai. Ir jum išmeta, kur šiuo metu yra konteineris. Dabar, mano mašina jau keliauja maždaug apie mėnesį, dar nepilnai galbūt mėnesį. Tai jinai jau yra Hamburge, jau iškrauta iš prieš tai buvusio laivo. Prieš tai buvęs laivas buvo toks Tubul, labai jau didžiulis, tokia pas mumis į Klaipėdos uostą neina, tai jį iškrovė Hamburge, o iš Hamburgo jau paims mažesnis laivas. Ir laivą irgi galima, čia jeigu labiau patirinėsit, atrasit, koks laivas dabar toliau jį plukdys iki Klaipėdos. Aš tą patirinėjau ir radau, kad tolimesnis laivas ims konteinerį iš Hamburgo ir plukdys į Klaipėdą. Tai yra, kaip jis čia vadinasi, Analisa P kažkoksai tai. Ir yra toks puslapis Vessel Finder. Tai įsivedu čia į paiešką šito laivo pavadinimą, man jį iš karto išmeta ir aš spaudžiu, kur jisai yra. Na va, man iš karto jau dabar rodo, kur jisai yra. Jisai užvakar vakare liktais jisai išplaukė iš Klaipėdos uosto. Iš Klaipėdos uosto pasimti į Hamburgą pasimti krovinių. Tai va, žodžiu, kur Klaipėda yra. Klaipėda yra čia, laivas jau yra čia kažkur tai prie Švedijos krantų, jam plaukti dar iki Vokietijos, iki Hamburgo, kažkur tai čionai bus, žodžiu, nesvarbu, čia šitas visas. Ir kas svarbiausia, kas fainiausia yra, kad galiu aš visą laiką stebėti, kur yra laivas, kada jisai parplauks, kokioj vietoj, kiek laiko truks. Tas aiškus daug naudos jokios nepriduoda, bet tiesiog yra smagu visą tai matyti. Kur tavo automobilis keliauja ir kada jisai grįž. Tai čia šiaip toksai vienas iš fintų, kaip visą tai galima stebėti. Bet faina smulkmena, maloni smulkmena tokia. Žinau, kad mano mašina dabar bus paimta iš Hamburgo, keliaus laivas toliau į Gdanską ar į Gdynę, kažkur tai nusikraus kažkiek konteinerių ir tada jau, palaukit, kovo 23 dieną jau bus Klaipėdai. Toliau pas Tautvydą čia yra suorganizuota, kad iškrovinėja čionai vietoj kita kompanija konteinerius, nebeatsimenu kaip vadinasi, jinai tarpininkauja muitinėje, plus iškrauna konteinerį ir jau tiesiog iš jų sandėlių važiavai pasiėmė savo automobilį, pasiėmė traliuką ir parsivežė automobilį namo. Tai va, tai ką mes dar pirkom? Mes neapsiribojom vienu automobiliu. Sūnus sako, davai tėvai, fainiai čia viskas buvo, perkam, davai dar ką nors bandom. Žodžiu, mums gavosi taip, kad mes vieną šeštadienį, čia praėjo gal kokias 2 savaitės, atsisėdom, žiūrim Q5, dizelinė Q5, kas yra labai reta Amerikoje. Ir jas, jeigu pažiūrėti istoriją, galim pažiūrėti, už kiek jos išeina maždaug. Jų pardavimo istorijos būna, jas tikrai yra labai labai nepigios. Palaukit, toj surasiu Audi Q5, taip, aš ją pirkau 14 metų. Pasirenkam būtent 14 metus, pažiūrėsim istoriją, už kiek jos parsiduoda. Archyvas vėl iš naujo metus reiks parinkti. Nuo 14 iki 14. Tai va, žiūrim. Kaip matot, yra kažkokia tai čionai už 500, bet jeigu mes ją plačiau pažiūrėsim, tai... čia dar ne dizelinė, dar reikia išsifiltruoti. Benzinai jo tenai nebrangiai. Dar išfiltruojam, kad būtų dizelis. Va, iš karto kainos pasikeičia. Yra 5,5 tūkstančių, 3,5 tūkstančio, 14 metų premium plus, šitą pigiai, bet galim pažiūrėti, koks jos daužimas. Daužimas netrodo toks baisiai stiprus. Prasidavė jinai už 3,5.
Bet va, jinai yra nevažiuojanti, ryda jos yra neaiški, kadangi jinai nebuvo užvesta, jinai tiksliau neužsiveda. O aš kaip pirkau, pas manęs buvo ir video, kaip variklis dirba, ir kilometražas buvo. Ir aš ją pagavau už 3000 berods 650, kas yra labai labai pigiai, kaip Amerikoje, nes visa Europa draskosi dėl dizelių, visi nori tų dizelių, už tai jos pigiai neina. Mes čia su vienu ukrainiečiu biškį pasidaužiam, žodžiu, aš laimėjau. Tai va, dar ko nepaminėjau, tarkim, vat, žiūrėkit, yra automobilis, jo nėra ridos, nes kadangi automobilis nebuvo užvestas, nėra ridos, neaišku, kas ten su juo ir kaip ten su juo, parduoda jie, aiškus, draudimo kompanija, kas jau nėra blogai, nes draudimo kompanijos dažniausiai neblūdija ir nedaro nesąmonių, nėra tokių, kaip kažką nupirko, patvarkė biškį, aplipdė ir pardavė. Bet vis tiek, galit nusikopinti, vynas yra pateiktas ir aš naudoju tokį nemokamų kaip ir nėra, yra Car Vertical, ten dar visokių, bet visos jos yra pakankamai brangios, bet aš suradau tokį, toj parodysiu, Epic Vin, va. Šitas puslapiukas irgi duoda tikrinti automobilius pagal viną ir jisai nėra brangus. Už $50 leidžia tikrinti visą mėnesį neribotą kiekį automobilių. Aiškus, gal jisai nėra ant tiek jau žiauriai detalus, bet pakankamai, kad eitų susidaryti bendrą informaciją apie automobilį. Tuoj va parodysiu. Kraunasi. Įmetėm pirmą pasitaikiusi, va tą, kur nebuvo ridos. Tai vat ką mes gavom iš karto pagal vyną. Taip, trys incidentai kažkokie tai draudimo registruoti yra. Kilometražas paskutinis buvo 173 000 kilometrų, 4 pardavimai, 2 buvę savininkai. Važiuojam žemiau, matosi ryda. Iki 18 metų, čia labai trumpas tarpas. Ryda kažkaip stovėjo vietoj, po to staigi pakilo. Žodžiu, ryda panašu, kad yra tikra tokia, kokia yra, nėra sukta. Jeigu būtų sukta, iš karto rodytų čia tokia duobė raudonai ir iš karto būtų parašyta, kad galimi klastojimai. Čia rodo tie safety recall, čia yra, jeigu gamintojas kažką atšaukia, kažkokius tai pakeitimus mašinai, kurios turi dileris pakeisti, tai žmonės varo mašinas pas dilerius, ten pakeičia kažką, čia tas nesvarbu. Junk or salvage, žodžio, junk tai yra šiukšlė, tai yra, kai nurašyta mašina yra visiškai, salvage tai yra iš po avarijos, čia draudimo įrašai kažkokie tai, po to, kas čia dar yra. Taip, avarijų įrašai 22 metais, bet visi čia žiūri 22 metais balandžio 7, balandžio 15, balandžio 29, bet nepažymėta kažkokių tai daužimų. Paskutinis yra pažymėtas, kad į priekį buvo daužta. Toliau rodo visus pardavimus, jeigu jie kažkur tai internete buvo afišuojami, čia tarkim, aš manau, bus. Ne, čia ne nauja. Čia 18 metais pardavinėjo turbūt kažkoksai tai dileris, čia po to vėl pardavinėjo dileris ar dar kažkas tai čionai. Ir yra aukciono nuotraukos, kai jinai jau stovi aukcione. Tai kas jai buvo, negaliu pasakyti, nes ir čia net nerašo, kas jai buvo nutikę. Žodžiu, šitas Epic Vin, jisai duoda pakankamai daug informacijos, bet nepakankamai, kad galima būtų susidaryti pilną vaizdą. Ten ar buvo aptarnavimas servisuose, ar buvo keičiami tepalai ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Čia jūs galite susidaryti tokią bendrinę informaciją, kas automobilį buvo, nusistatyti paskutinę rydą, kas liečia rydą, tai automobilis paskutinį kartą ryda buvo nuimta 23 metų vasario 27 dieną, tai prieš metus laiko, biški daugiau nei prieš metus nukeista mašina, kažkur tai metus laiko
plaukėjo, nu gal ir draudime buvo pastatyta, kol ten draudimas susitvarkė visus popierius, persirašė ją ant savęs. Galbūt ir akumas per tą laiką nusėdo, dėl to ir nesiveda. Velnias žino, šitą mašiną jau gaunasi toksai kaip ir visiška katė maiše. Neaišku, ką jūs čia nusipirksit. Aš šiaip tai linkęs esu matyti pilnesnį istoriją. Bet jeigu jūs jau radot istoriją, šį čia jumis sudomino viskas, jūs norėtumėte dar platesnės istorijos, aišku, galit nusipirkti ar ten Car Vertical, ar Bitfaxą. Nu, yra įvairių tų patikrinimo programų ten, kurios duoda daug platesnį informaciją ir pasitikrinti automobilius. Tai va, čia šiaip tai tokia bendrinė informacija. Toliau, ką mes dar nupirkom? Ai, mūsų automobilį dar parodysiu, ką mes čia įsigijom. Taip. Jisai pas mūsų. Čia jau kai Tautvydas paėmė parsivežė jį į Savaną ar į Miami, man atrodo. Iš Bostono ar iš kur ten, iš Houstono, va. Pafilmuoti atvažiavo Audi Q5. Tai va, žiūrėkit, buvau įsigandęs, galvojau, kad šito nebuvo, bet pažiūrėjau nuotraukas ir žiūriu, kad buvo. Tai va, toks pažeidimas iš priekio. Dizelinė Audi Q5. Nupirko ją mano klientas grubiai tarp 4-5 tūkstančių dolerių, man atrodo, čia labai pasisekė. Pirkomės ją Kalifornijai. Oi, meluoju. Pirkom Houstone. Iš Kalifornijos atvažiuoja kita. Dar viena yra Q5, kurie atvažiuoja iš Kalifornijos, tai ją parodysiu vėliau šioje savaitėje, nes jinai atvyksta ne šiandien. O ką, smūgis į galą, gale gražiai sudėjo, žiūrėkit, bamperį, kas retas dalykas, ne, kad atlenkė sėdynės, įkišo vat bamperį. Taip atrodo priekis. Taip atrodo salono priekis, yra, žiūrėkit, navigacija, tai visai nebloga. Komplektacija, matot, yra panoraminis stogas. O, vat, užeisim čia dar į tą pusę, parodysiu. O, panoraminis liukas, o ne. Stiklas, žinokit, purvinas, tai nematau, ar yra kur skilęs. O ir iš vairuotojo pusės įsės dabar tikrai neis. Jūs matot, koks tarpas. Labai jau čia saugo vietą. Tas pats XM, žiūrėkit, stoja. Matot, kaip prašvito, jau pas mus prasidėjo vasara, blemba, dienom plus 30. O, toks mušimas. Gavo jinai. Čia į galinį sparną. Sudaužė galinį dangtį. Sudaužė stiklą, matot. Tai išklijavo taip su plėvelė. Bamperio kampas išklijęs. Tarpai atrodo kaip ir nepabėgė. Buktos irgi nematau niekur. O, viskas tvarkoja. Tarpai durų nepabėgė, neišsipūtė niekas. Tai galvoju, gal bus neblogai. Ai, nu čia žiūrėkit, yra jau susilietę, ne? Čia jau susilietė, bet nėra taip kritiškai, kaip būna. Žinot, kad jau būna va taip, viskas. Ir čia dar būna kokia nors bukta išsipūtus arba įlinkus. Tai čia viskas kaip ir tvarkoja. Žiūrim važiuoklę. Važiuoklė yra trūkus didžioji ta šakė, žiūrėkit. Ne, kokia masyvė, žiūrėkite. Va, ir kažkas, manau, bus dar viršui patrūkę, tik tai čia labai jau prispausta. Viskas, tai negaliu kažko smarkaus parodyti. Tai va, tokia taudelė. Klientas jau labai nekantrus buvo, rašydavo kiekvieną dieną, sakau, tu raminkis, blemba, aš išprotėsiu nuo tavęs. Tai jinai važiavo iš Houstono, aišku, į Miami per dieną neatvažiuoja, visada reikia nusiteikti palaukti. O ir žinokit, visada jūsų mokėjimai vėluoja, tai apmoku trečią paskutinę dieną, nors ir negavęs pinigų. Tai hebra, turėkit kantrybės, būkit kantrus, viskas grįš, viskas bus ok. Va taip atrodo jos dugnas. O, įdomus stiklas, priekinis kaip su stiklu reikalai. Tai tas man labai įdomu pažiūrėti būtų. Tai, yra, žiūrėkit, čia skylės, tai gali pradėti jau šakotis. Gali pradėti jau jisai skilti. O gyvybė yra, žiūrėkit. Tai aš pabandysiu su ranka paspausti. O, užsikūrė. Užsikūrė, prašo serviso. 150 000 ridos. Aišku, pykstant lempų. Ką dar jis man parodys? Jo, lempos, tai čia viskas aišku. Lempos, tai viskas aišku. Šiaip žiūrėkit, daugiau klaidų kaip ir nėra, ne? Nėra čia engine, nieko. Dizeliuko dar yra. Va, tai gal bus visai normaliai viskas. Yra, matot, start stopas. Kur yra raktas, žinokit, nematau. Čia visokių šiukšlių. Raktas, kur yra, žinokit, nematau, bet svarbu, kad užsiveda mašiną, tai reiškia kažkur viduj. Tai va, tokie reikalai. Tai nebloga audelė, va, taip atrodo dar viduj. Detalės sudėtos, aš žinot, ką tik tai padarysiu. Uždarysiu
atoblangį, vat, kad nešilto, kad nekaitintų jos smarkiai. Na va, viskas veikia, matot. Čekai nedega. Tai manau, labai geras pirkinys. Bus viskas ok. Tai va, tam kartui baigiu, dar laukiu. Ir tada perfotkino ir įdėjo į puslapiuką pas savęs nuorodą. Nenoroda nuotraukas, vat su tokiu daužimu pas mumis šitas automobilis. Aš čia nesu aiškus, aš čia specialistas didelis, bet kiek tariausi prieš pirkdamas, nors atvirai pasakius nesu niekom nesitariau, pirkau ekspromtu, matydamas pats vertindamas situaciją, kad čia nieko baisaus nėra, čia yra sparnas, yra gal biški duslintuvas ten pasuktas čiut-čiut, stiklas daužtas, galinis dangtis sulankstytas, bamperio nėra, ratas išmuštas. Aišku, pirkau rizikuodamas tą automobilį, bet kai Tautvydas darė apžvalgą, kurią aš irgi kelsiu, pamatysit, pafilmavo man po apačią tą mašiną, jinai tikrai tenai nieko baisaus jai nėra, tas ratas yra susisukęs dėl to, kad yra lūžusi šakė. Ir jisai pasisukęs, tai ten remontas, visas tas taip vadinamas kelmas rato, tai jisai ten apie 60-70 eurų man siūlė Facebook'e nusipirkti, tikrai nebrangiai, dangtis kažkas apie 2,5 su stiklu, sparnas irgi tenai pigiausiai buvau radęs už 150, standartinė kaina, ką visi siūlo, tai už 2,5, tiksliau čia visą ketvirtį. Žibintas galinis jau nebeatsimenu, už kiek tenai siūlė, bet pakankamai nebrangiai. Šitas dizeliukas mano bėgęs yra 240 tūkstančių, man atrodo. Nu to, aš parodysiu, aš čia išsitraukiau pilną va Carfaxą. Vat kai išsitraukėt Carfaxą, matote, kiek buvo savininkų, kokiais metais, kas ką darė, kas ką tvarkė, kur tvarkė, žodžiu, pilna istorija, o čia matosi valytuvai pakeisti, akumuliatorius pakeistas, tepalai patikrinti, skysčiai tiksliau patikrinti, tepalai ir filtrai pakeisti ir taip toliau. Galima prasekti pilną informaciją. Jeigu normalus šeimininkas tvarkė mašiną, prižiūrėjo ją, tai tenai bus tikrai visa istorija. O čia rodo dar kitą istoriją. 20 metais irgi turėjo kažkokią tai minor, tai labai smulkę avariją, tai galbūt tiesiog kažkur prisilietė, bamperį nubraižė, bet čia labai smulkiai minor. Dens. Ir paskutinė avarija, tai va yra į galą, jinai jau yra pažymėta. Ai, ne. Nu jo, tai dar viena buvo į galą, turbūt į bamperį. Ir va paskutinė yra šitą į kampą gavo man, kur dabar ir rodžiau nuotraukas. Išmužė tą ratą, sulankstė dangtį, sulankstė sparną. Nu, žodžiu, kai gausiu, būtinai parodysiu, kaip visas tas automobilis atrodo. Nes kaip ir visi pirkau katę maiše, apsimdamas visas galimas rizikas. Na, bet žinot, ten kur rizika, ten ir pinigai. Bet automobilius pirkom mes savo, nežinojom, kuris čia mums labiau patiks, tai nusipirkom iš karto 4, galvojom, ai, parduosim. Kažkurį tai vieną, kuris labiausiai patiks, tai ir pasiliksim. Nu, tai va. Tai taip su Audi tokia istorija, po to vėl nesibaigė viskas. Mes čia kaip kazino pagavom azartą, pradėjom pirkalioti, žodžiu, mašinas. Žmonai labai patinka 5 BMW, tai F10. Toj palaukit, parodysiu. Va, F10. Ir mes jį pagavom už... kad nesumeluočiau, už 2950 $. Jisai yra visiškai nedaužtas. Iš visų pusių jisai yra sveikas, yra komplektacija viduje šiokia tokia, yra head-upas, ambient lightas, šitą juostelę tokia aplinkui šviečianti. Aiškus, nėra komforto, yra šildomas vairas berods. Šildomos galinės sėdynės, kiek pamenu, jeigu neklystu, nešovė jokios pagalvės, vedasi, automobilis važiuoja.
bet jo gedimas buvo undercarriage vadinasi, undercarriage reiškia važiuoklę. Pasitikrinus šitą automobilį per Carfaxą radau, kad jį tikrai prižiūrėjo, žmogus tvarkė, tai pamaniau, važiuoklė, kas ten gali būti, bus ten vairo kolonėlė išdaužta, ar traukės kokios nutrauktos, klaida matosi jos kokią metą. Ar dar kažkas, tikrai galvoju, karvės nekainuos, bandysim, surizikuosim. Tuo labiau, kad žmonai labai patinka baltas, toksai Žodžiu, paėmėmės jį ir nupirkom. Džiaugiamės, laukiam toliau šito automobilio, aiškus, Tautvydas jį paėmė, parsivežė į man berods Savaną. Čia jau, jeigu neklystu, nuotraukos yra. Ne, čia nuotraukos, toj parodysiu. Čia nuotraukos jau yra iš Savanos. Čia kai Tautvydas parsivežė ir nupaveikslavo į mum. Tai realiai dar labiau džiaugiamės, nes jisai mums čia atrodė dar gražiau nei kai pirkome aukcione. Aiškus mano toks sumanymas keisti iškart saloną, dėti ten juodas lubas, dėti komforto sėdynės, į biškį tokį paupgraidinti, galbūt įdėti M-kinį bamperį, čia žodžiu, čia kiekvienam pagal skonį. Aš žiūriu kaip savo, kiti žiūriu kaip biznį, kaip tik čia pakeltą mašiną. Pažiūrėsiu, kas tai važiuokliai yra, bet kažko tai, aiškus, aš ne meistras, kaip ir minėjau, su automobiliais iš vis čia man svetimas reikalas. Mano akim pažiūrėjus, nelabai aš ką čia pamačiau, kad čia kažkas tai sulankstyta būtų, sudaužyta, pasirodė kaip ir normaliai. Žodžiu, nusipirkome šitą automobilį. Praeina gal kokią savaitę, netgi ne savaitę, praėjo gal kelios dienos ir Tautvydas įmeta pas savęs į Instagramą BMW 328D dizelį. Nupirko ir pardavinėja, jisai ten tikrai labai nedaug užsidėjęs, kiek žiūrėjau, gal ten kokį $180 tik tais ant automobilio ir žodžiu, ta automobilis mums pasiūlė už berods $4,300 jau su pristatymu į Klaipėdą. Dar plus muitas ir plus PVM-as. Ir krova su muitinės tarpininko paslaugom. Čia kažkas tai apie 350 eurų gaunasi. Tai automobilis man turėtų bendrai atsistoti gal iki kokių 5000, jeigu neklystų, eurų. Kažkas tai tokio. Kadangi esu dizelių gerbėjas, žinau, kad dizelį, tiksliau nesu gerbėjas dizelių, ne taip pasakiau. Žinau, kad čia visiems labai patinka dizeliai, žinau, kad ekonomiškas. Kažkaip tai čia labai susigundžiau. Sakau, davai, perkam. Žodžiu, net pačiam jau juokinga pasidarė, pirkom vieną, prisipirkom 4. O daužimas jos buvo štai toks, automobiliukas. Kas mane labai sužavėjo, tai kai mes kai aš atsidariau Carfaxą ir pažiūrėjau šitą automobilio istoriją, tai savininkas ją tiek mylėjo, čia buvo ištisai keičiami tepalai, ištisai keičiamos padangos, ištisai viskas prižiūrima, stabdžių kaladės diskai pakeisti ir ištisai keičiama reguliariai pas oficialų BMW dilerį Amerikoje. Galvoju, šitas automobilis turėtų būti geras. Pažiūrėjom, jisai kūrėsi, važiuoja. Daužimas pasirodė irgi netoks jau kažkoks didelis, tuo labiau dizelis. Galvoju, tiek to, imam. Parašėm Tautvydui, jei neparduota, davai, rezervuok mums, mes čiumpam jį, žodžiu, mes jį pasičiupam. Tai dabar prisipirkom 4 automobilius, sėdim, laukiam, kada jie mums grįž. X5 jau mūsų šį šeštadienį berods bus Klaipėdai. Tai praėjo nuo pakrovimo
bus kažkas tai vasario 23 dieną jį pakrovė į laivą ir kovo 23 dieną jisai jau pas mumis Klaipėdoje, iš tikrųjų labai greitai. Atidarysiu Carfaxą, ką minėjau apie šeimininką, kaip jis jį prižiūrėjo, galit pažiūrėti. Viskas čia keista, ištisai man toks jausmas, kad jis čia buvo įsimylėjęs tą mašiną, maniakas. Tos mašinos, važiuokit, padangų kondicija patikrinta, slėgis patikrintas, kaladės patikrintos, skysčiai patikrinti, pakeisti. Stabdžių skysčiai pakeisti, ratai subalansuoti, 4 ratai pakeisti, vienu žodžiu, čia ištisai, vėl padangos tikrintos, pakeistos, kilometražą jo, kaip 17 metais. 02.11, 04 vėl jisai viską čia tikrina, keičia ir po to ir vėl. Žodžiu, man žiauriai patiko, kad jisai ant tiek prižiūrėtas automobilis, galvoju, tikrai bus geras. Jeigu ne sau, tai bent jau parduosim. Aišku, čia su tais pardavimais automobilių teks man susimokėti pardavus mokesčius, tai yra turbūt 15 ar kiek ten yra tas pelno mokestis. Bet darytis įmonė ir užsimti atskirai vien automobiliais dabar kažkaip tai nepabandžius nesiryštų, nes įmonė atsidaryti yra reikalų, aiškus, tai būtų gal ir naudingiau. Tai bet aišku, iš anksto ką pasiruošiau po to namų darbus, pasidariau tokį excelinį dokumentuką, iš karto pradėjau ieškoti dalis, kapotas tenai, kapoto kodas, sparnas ir taip toliau, visos detalės. Susirašiau plius minus kainos čia pas manęs yra surašytos vidutinės tokios RRR, arba šrotas online, arba RRR, bet ką pastebėjau, kad pigiausiai yra dalis nusipirkti Facebook'e ieškant, ten į grupės prisiregistravus. Tenai žmonės pradavinėja patys asmeniškai, perka, ardo, ar kaip tenai, nežinau. Žodžiu, ten kainos yra tikrai patrauklesnės, padaresnės. Tai dar vieną, taigi automobilį pirkom, bet pirkom ne savo. Pagavę to azarto švogeris į mane pasižiūrėjo, sako, ką tu čia dirbi, blecha, sakau, girdi, sakau, ir tau reikia mašinas, važinėjai su kažkokiu tai tripernu Opeliu, davai, sakau, perkam, blecha, tas man vartų reikia įsidėti į garažą, dar palauk, sakau, tie vartai, davai, perkam mašiną. Neturiu jos čia dabar nuotraukos, bet mes jam nupirkom Q5 2012 metų, ten iš visų minimalių daužimų, labai jau minimalių už 2000, man berot 750 ar kažkas tai tokio. Ir dar plus pristatymas, žodžiu, jam jinai Lietuvoje turėtų atsistoti kažkas tai apie 6000 eurų, gal net 6 nesieks. Tai žodžiu, čia visus suagitavau, papasakau liktais viską, dar nepaminėjau pas Tautvydą, jūs jeigu planuojate pirkti ne vieną automobilį, tarkim nusipirkus automobilį, jūs iš karto įgaunate prisijungimą ir pas jumis atsiranda toksai Carfax report. Tautvydas jums suteikia galimybę nemokamai pasitikrinti Carfaxą. Kiekvieno jūsų perkamo automobilio neribotą kiekį, žinant, kad tenai pats buvau pirkęs 5 Carfaxai, berods $50 kainuoja. Čia bonusas iš tikrųjų yra toks superinis, paimkim bet kurį. Mano Q5, ne Q5, o kokias čia turiu, 03, 06, tarkim, patikrinkim mano pirktą BMW 5, pasiemam. Čia aš dabar jau iš tos išklotinės imu, bet šiaip tai jūs iš aukciono pirkdami, paimam iš aukciono, tarkim šitą audinę. Ir pažiūrėsim detaliau, kas jie yra. Pas Tautvydą tą galima padaryti, už ką jam labai dėkui. Gal nesupyks jisai, kad aš čia taip beleką iš lempos mašinas tikrinu, bet aš čia vieną tik tais, nei aš ją pirksiu, aiškus, nei ką. Tai čia jau gan detalesnė ataskaita apie tą Q5. Čia jau pirmas
O Jėzus, kiek čia savininkų buvo. Čia buvo 6 savininkai. Turėjo tą mašiną, bet galima pažiūrėti, kas ką darė, kas ko nedarė, ar iš vis tvarkė ją, ar... O čia 20 metais kažkas buvo labai labai daug daryta, viskas keista, tralelė, visko daryta. Buvo čia paskutinė avarija. Žiūrėkit, kaip įdomiai gaunasi. 22 metais smūgis į priekį. Ir jisai toks vidutinis, nėra sunkus, bet ir nėra pabraižiamas. Ir jinai buvo nurašyta kaip rebuildable. Nu tai atstatoma tipo. Po to ją pardavė ir nusipirko kitas asmuo. Ir kažkodėl tai vėl staigi 22.11.18 dieną jį nusipirko. Ir po metų vėl pardavė. Žodžiu, šito automobilio istorija yra labai labai miglota. Jau tokio tikrai negalima būtų pirkti, nes velnias žino. Arba jeigu perka, tai jau labai labai rizikuojat. Nes velnias žino, ką tenai gausit. Nes mačiau tokių variantų, kad tenai siaubas. Matosi, kad vienas pardavėjas pardavė ir ten buvo visiškas faršas, visiškai sumaitota ir po to vėl parsidavinėja. Ir jau matosi, kad tiesiog uždėtas kapotas sveikas, uždėtas sparnas, bamperis ten prie priekio pamestas ir parašyta, kad kapotas neatsidaro, užstrigęs, tipo stak, kad tu nepamatytum, kas po to kapotu. Nu, žodžiu, galima labai stipriai papulti, reikia šito dalyką labai įsivertinti. Bet kol nesat pirkę pas Tautvydą, jūs Carfaxo negausit nemokamai, turit pirkti patys, o kaip alternatyva, manau, tikrai galima paaukoti tos $50 ir įsigyti šitą Epic Viną. Už $50 galėsite tikrinti visą kalną automobilių. Tai va, paskui parodysiu dar jum. Su X5 ką mes padarėm. Dar X5 net negavom, o jau prisipirkom mes dalių visokiausių, nusipirkom komfortinį saloną X5. Viską ieškojom Facebook'e, nupirkom juodas lubas, nupirkom sportinės arkas, lenkščius normalius. Žodžiu, mes su sūnus labai nori kažkom tai užsiimti, 14 metų jam, yra vaikis jau didelis, svarbu, kad kažkom domisi, aš jam suteikiu tą galimybę pasireikšti. Tai žodžiu, keisim mes tą mašiną pilnai, visą saloną jos, perdažysim visą, žodžiu, užtiuninsim, užturbinsim ir žiūrėsim, ar mes ją pasiliksim. Jaučiu, kad parduosim, aš taip įsivaizduoju, nes tokį patį turėjom, ką tik pardavėm. Kaip matėt, jau prieš tai įkeltas nuotraukas, su kuria patekom į avariją, o saloną aš jums dar parodysiu. Nu ką, jame užeisim, parodysiu mūsų vyrišką kampelį, taip vadinamą garažą, būsimą projektų plotą. Varom. Na ką, sveiki atvykę pas manęs į garažą. Čia turim keletą tokių su sūnum elektrinių čioperiukų. Taupom elektrą, kadangi elektrinės turim labai daug ant stogo. Tai išnaudojam maksimum, reikės ateity nusipirkti ir kokį nors elektrinį automobilį galbūt iš Amerikos parsisiųsti. Aiškus viskas Kinijoje, bet vasarą palakstyti smagiai. Kaip ir minėjau, X5 mūsų sėdynės nupirktos komforto. Jau laukia projekčiukas. Visos fainos, gražios, švarios. Antra sėdynė. Aišku, čia nereikėtų kreipti biškį bardaką, čia biškį bardakas aplinkui. Juodos lubos nusipirkom. Irgi X5, kad biškį tokį paturbinti. Tuo pačiu pasėmėm slenkščius normalius. Čia buvo šiek tiek pabraižymų, tai čiut palyginau. Reikės biškį su bamperiu plastiku pašpakliuoti ir nudažyti. Slenkščių viršutinės dalis, tas metalinės, perdažėm pagal mašinos būsimą spalvą. Tai yra juodas perlamutras. Pridėjo, aišku, su mum čia salonų visokių dalių. Kartu į komplektą su juodom lubom. Tai toks mūsų laukia
projekčiukas, pavadinsim jį gal garažas, Vilmio garažas, va, geras pavadinimas. Tai va, stebėkite, jeigu patinka, spauskite like, užsiprenumeruokite kanalą, jeigu norite, jeigu patiko turinys ir nenorite praleisti mūsų kūriamo kontento. Ir iki susitikimo projektuose.